Taro kortų žinutės tau, jeigu tu atsidūrei čia ir dabar. Kortos nori sakyti meilės, svajonės, iliuzijas, nusivylimas. Labai, nusivylusi dabar esi. Nusivylusi ir tu galvoji, kad tie žmonės su tavim pasielgia neteisingai. Galbūt žiūrėk, būk atsargesnė. Yra tokios baimės, kad vis dėlto kažkoks žmogus gudrus eina į tavo gyvenimą. Būk atsargiai, gerai? Tai gali būti meilės kažkokie santykiai, žinot, pasinaudoti tavimi. Tai gali norėti finansiškai tave apgauti. Būk atsargiai. Galbūt žmogus norės iš tave, žinai, kaip atrodytų tavo laimę pagrobti. Nori apsaugoti save nuo kitų tokių žmonių, galbūt jeigu jautiesi šiek tiek silpnesnė, tai mano puslapyje elana.lt skiltyje amuletai, stiprus amuletas, apsauga. Įsigyk, veikiantis stiprus. Padės tau apsisaugoti nuo nereikalingų žmonių. O šiaip žiūrėkit dabar. Kas čia pas mus? Ta žvaigždė, apie kurią tu svajojai, tikėjai, neišsipildė. Bet ta žmogus nuo tavęs, nenusisuko, bet jis kaip nutola. Ir dabar tau atrodo, kad jis kažkur toli nuo tavęs. Galbūt jis išvyko į kitą miestą, taip, ir taip laikosi kažkokios kaip distancijos nuo tavęs. Žinai, buvo, draugavo, kalbėjotės, susirašinėjot žinutėmis, galbūt susitikimai, pasimatymai buvo, o dabar kaip taip atsiriboja nuo tavęs ir laikosi tos, ribos kažkokios. Teismai, būk atsargiai, teismai galimi, gal buvo jau teismai, ar laimėsi tose teismuose, rašyk man asmeninė žinutė ir mes užklausim Taro kortų, ar teismas bus tau palankus ir ar geras metas aplamai šitais reikalais užsiimti, taip, kad nebūtų šita liūdesio. Buvo tavo gyvenime to liūdesio, nesusipratimų, tokia visa galbūt netgi kažkoks žmogus šalia tavęs su priklausomybėmis, toks, sunku jam susidoroti pačiam su savo gyvenimu. Jam reikia kaip pagalbos, kaip apsaugos, kaip irgi, supranti, kaip negali susitvarkyti pats su savimi. Ir tu galbūt prie jo, tu jam galbūt bandai padėti, pagelbėti, bet ir tau jau trūksta tos gyvenimiškos tos energijos. Nori sužinoti savo gyvenimo perspektyvas ir kokį žingsnį sekantį padaryti, kad būti laimingai, rašyk man asmeninę žinutę ir mes užklausim Taro kortų, kaip tau geriausiai pasielgti ir ko laukti.